Labas, nėra daug ką pasakoti, todėl galime iškart pereiti prie praėjusios serijos apžvalgos. Tęsėme darbus su vatos dėjimu ir plėvelės montavimu. Dar vienas darbas atliktas, o dabar žiūrime, kas toliau. Labą dieną. Atvažiavom su Monikas tėčiu užsiarmuoti namelio pamatus. Kažkur yra įsigaubę. Reikės nušveisti, pašveisti, pasiruošti, nusigruntuoti ir armuoti. Šitie pamatai nėra aukšti. Jie yra 30 cm ta puta. Tai reikia atsikasti iki apačios ir pasiruošti. Po to dar reikės nusimti tuos laikinus makarūnus ir sudėti stačiai. Užsiklijuoti sigas į juostą ir dar tinklelį nuo pelių. Tai va, pradeda nuo pasiruošimą atsikasimo. Gruntuosim, mane bandys mokinti, dar nesu to daręs. Nuvarliau, nori būti žvaigždė. Ne. Žvaigžduns. Einu pasimti šiupelę ir atsikas. Čia atsikasiau. Dabar 3 sienas taip pat. Ir viskas. Na, prašė, gal truputį patobulinčiau, dar žemiau padaryčiau, kad nedažytumėm žemės, negruntuotumėm. Tai visur atkasiau po 2,5 bent jau centimetrą. Praeitą savaitę turėjom šalną ir šią savaitę prognozuoja, kad nebus šalnos ir bus geri orai. Tai vienintelis šansas, ko gero, pasidaryti pamatus šitam gruntui. Reikia 24 valandų džiūti. Tai šiandien ir nepadarysim. Tik rytoj. Gerai prasimaišiau ir dabar eisiu, pasidėsiu ant žemės makaronus, kad teptuką nesutepčiau ir nutepsiu. Dar šitos vietas nesutvarkiau, bet išpjausiu, įklijuosiu. Tai ką, nusitepiau 2 sienas. Dar liko 2 ir laukti iki rytojaus. Buvau užsikalęs laikinus makaronus, bet labai ant 3 varžtų šitą, kad
gyvūniukai neita. Dabar dažiau apačią ir dabar, sakė, reikia dažyti iki to kampo. Ir hidroizoliacinė plėvelė. Tai tepinėjau čia, kad gyvūniukai neitų susakščiau su skobėm ir čia klijuosi sigutį. Pirma čia užsiklijuoja, paskui ant to. Na kągi, draugai, bičiuliai, artimieji. Nugruntavau. Galiu įrodyti, kad aš gruntavau. Matosi labai. Čia su aukštas slėgio plovikliu biški. Pravariau. Dabar reikia laukti 24 valandas, kol įgaus savo savybės, išdžius ir tada pasikelsim kampukus. Taigi, rytoj atvažiuosiu jau su žmona ir statysim gal kampą, gal grebiestus dėsim. Bus linksmiau, nes man su ją visada smagiausiai dirbti. Geriausia kolegė. Viskas, baigiu ryšį, keliauju namo. Jemu į iniciatyvas ir pradedu filmuoti. Gerą dieną. Gerą dieną. Ramūnai, palauk! Labą dieną. O, sveiki! Kur eini su to tvoros gabalo? Konfliktą turim su Bober. Va. Tai turim didžiausias medis, kuris yra mūsų pakrantėje. Bebras nori jį nuvalgyti. Ir mes einam tvarkyti šitą reikalą. Nieką prieš bebrus neturim. Neturėjom iki šiol. Tai dabar einam bebrui užkirsti kelią, toliau valgyti mūsų medį. Užkardinti nusikaltimą. Taip. Nieko ekstremalaus, tik tai uždėsim tvoros gabalą, kad nebevalgytų. Sveiki, ponas Bebrė. Kodėl jūsų dantys tokie akinamai balti? Nu va, ir atėjom. Susipainioja. O ne. O taip. O šiaip tai vandenėlis yra pakilęs į upelę. Ir dar koks dalykas. Turim 2 užtvankas. Vieną vienoj pusėje ir kitą kitoj. Ir bebras, sakau, mūsų didžiausią medį nori paimti. Baisu? Baisu, negerai. O ne. Susipainė, ne? Jo, truputį. Čia reiktų ateiti prasiravėti irgi biškį. Truputoką. Šiaip man toks žinglins čia visai patinka. Tai dabar, kol išsipainėsim, nefilmuoju, negadinu filmutės. Bet jis toks savo vandenį, ne? Jo, palaikyk tą. Gerai. Tu? Oi. Čia ranka matai? Aha, bet jis rieit pala. Metu į šoną. Ką turiu? Turiu. Į mane da pagrėbė. Bet tai tokių niekadėjų būti, kad aš negaliu. Nelabai užtenka? Užtenka. Dvigava tokia. Nu. Čia yra tas. Čia yra repliai. Bet tai kokie dantukai. Amazing. Šiaip pastebėjom, kad bebrui patinka šitas medis jau kurį laiką, ne, kažkur rugpjūčio mėnesį. Prieš, kiek čia, porą mėnesių.
bet nebuvo tiek daug, buvo tik labai, šiek tiek. O dabar tai jis jaučiai įsismarkavęs yra. Nu, Nėra labai, tamprė, ne? laisvumą duodam, medukai. Jo, kad mes aišku nepaliksim, tai pateisime, pažiūrėsim. Tegul bebras gyvena savo gyvenimą, bet prie mūsų medžių nelė. Bent jau prie didžiausių. Tai šiaip reikės kažkada tą pakrantę eiti, prasivalyti visą, nes čia labai daug beleko yra. Kalbant apie įvairovę. Ir viskas. Tikiuosi, kad bebras nėra aukštalipys. Ir aš tikiuosi, kad bebro dantis nėra tokia aštrus, kad vielą perkastų. Bet geri dantukai, jeigu tokius... Graužia. Skanautojas. O kaip jūs apsaugote savo medžius nuo bebro? Parašykite komentarą. Nežinau, mes taip sugalvojom. Gerai, randam parotą. Tvoros turim dabelė kiek. Jeigu reikės, žinau, iš kur dar gauti. Reikia visą likusią nori. Šiaip dar reikėtų teritoriją kažkada ateiti, pažiūrėti. Tai dabar, kai dar nusėsto žuolios, kaip pašals, šiaip reiktų, žinai, va tokius apeiti. Nors čia gal pavasarį tos visus nerastus reiktų susirinkti. Ir čia pavasarį reiktų biškį pragenėjimą padaryti, nes matai, tų medžių tiek tankiai priaugia, kad nei vienas normaliai neužaugs. Dabar bebras nervens. Tai gerai, grįžtam prie statybų. Nuo pono bebro išsigelbėjom. Grįžtam prie statybos darbų. Ką turim šiandien padaryti, Ramūnai? Statyti koloną. Tai kolona yra čia jau guli. Tai dabar reikia nusiimti visko, ko nereikia. Ir įsidėti tą, ką reikia. Galiu parodyti nuostolį. Praeitą kartą. Krito nuo stogo ant žemės. Bet veikia, jo. Žodžiu, esmė yra tokia. Esmė yra mūse. Mūsyse. Šiaip labai gražu visur dabar aplinkai. Šiaip šiandien šilta visai. Tu jau čia vakar visiems rodė, ne ką darėjai? Čia jau visi viską žino. Vakar tave gyriau. Kodėl? Aš nieko nepadariau. Pamatysi, kaip montuosi. Gyriau, daug gyriau. Tai ką aš nieko net nepadariau. Taip atrodo, kad nieko nepadarai. Šiandien buvo planas užsiarmuoti pamatą, bet jis dar truputį nenudžiuvo. Bet ir dar praėjo gal 22 valandos. Nėra iki galo nudžiūvę. Tai galvojam, ką čia daugiau nuveikus, tai kai galima šitą įsidėti koloną. Bei langus. Žiūrėk, koks čia pukelis yra. Koks cutals. Ir jis juda. Palauk, nieko nedarai. Tai jis turi į apačią eiti, ne į viršų. Į apačią. O. Gyvens jau dabar. Saugiai tarpeliai krito. Tai dabar yra prioritetiniai savaitės darbai, stogas, langų išmatavimai. Reikia važiuoti lentas užsisakyti. Čia truputį, kas tom lentom yra išorė. Neapsisprendę esam. Aš apie išorės dailylentę. Aš kaip ir apsisprendęs esu. Tu kaip ir apsisprendęs. Degintas, ne? Deginta mediena. Labai gražiai atrodo jos. Bet tai reikia labai tiksliai apskaičiuoti. Jo, aš buvau viena atvažiavusi apsiskaičiuoti, tai šitą aukštį aš dėjau metrą ir jis tiesiog nuo tos plėvelės lyst. Tuo labiau, kai žinant, kad mano ūgis yra šiek tiek virš 1,60 m. Tai gerai, dabar jau galiu pradėti aš dėti kelis makaronus stačiai. Jo, tai pasižiūrim, kur yra, bet tau reikia viršų apsklijuoti.
Ta prasme viršų. Tu man pasakyk, ko aš nepadariau. Tarp gegnių. Sujungti stogo plėvelę su... Bet čia iš vidaus jungiasi. Iš išorės. Ne. Iš išorės irgi. Iš išorės irgi? Nu tai taip, visus tarpus užsandarinti turi. Dėti interpukas tuos. Taip. Kažko nedažiūrėjau. Kažko nedadėjom. Tai gerai, tada deltikę jamu ir klijuoju. Tai iš vidaus ir iš lauko. Taip, kad nepraeitų nei menkiausias orelis. Gerai, einu deltą jamu ir klijuoju. Gerai. Vėl grįžtam prie lėtų, bet užtikrintų darbų. Nenusiminėk abiejų kampuriai. Lemp, jeigu tai padarysi, Jie. Tai tu žiūrėk jau. Meistras. Tikrai lempa. Sakau. Daug aš tau ant nugaras išdėsiu. Būsi mano. Einu paskui. Nu, kur einu? Pra nugaris. Bajeriukai. Nu gerai. Nu gerai. Žinoju, tai viskas negadink filmuoti. Ojoj. Tu nelaužyk plėvelės. Nedeginu filmutės, nes čia dabar reikia užsiklijuoti visus tos tarpelius, sujungti stogo plėvelę su vidaus plėvelė, išorės. Žodžiu, nesvarbu. Tai dar kol Ramūnas įrenka kopėčių, galiu pasakyti įdomų faktą. Taip. Kad maždaug praėjusiais metais, tokiu pačiu metu, pirmą kartą buvom atvažiavę viską čia pasižiūrėti. Įdomus faktas. Grinai tokį laiką? Jo. Tai per metus laiką sugebėjom pastatyti. Ne, mes tik buvom atvažiavę apsižiūrėti. Dar metai laiką bus. Dar nenusipirkę esam? Ne, dar nebuvom įsigiję. Dar keli mėnesiukai. Gal nėra taip blogai? Gerai, mes čia stovim. Ne, jeigu pagalvosi apie tai, kad namą visą, esam susitvarkę iki tiek, kad, žinai, reiktų pradėti jį demontuoti. Kažką jau esam pastatę, o nugriovę tai aišku, kad žymiai daugiau nei pastatę. Tai galėsim apžvalgą padaryti. Metų proga, ką nuveikėm. Susėsim prie kilimą ir pasitarsim. Manai, dar nepradėsim iki naujų metų griauti? Ai, nepradėsim. Čia dar prie to namą kiek? Jo, čia dar. Arba. Nu, bet žodžiu, plius minus jau čia būsim pabaigę, jau reikės eiti ten. Čia nepabaigsim dar šiais metais? Ne. Bet langų negausim šiais metais. Sakai? Sakė, vienuo, pusantrą. Nu tai dar šiais metais gausim, bet ar įsidėsi? Negausim šiais. Gruodžio mėnesį atostogų. Nu jo, vėliau gruodžio mėnesį ta toksai. Žinai, pas mūsų video labai šokinėjai tas nuo gerą orą, ten su šortais dirbam. Po to iškart kitam video jau sustriukę. Kitam su barzda, kitoj be barzda. Na, jeigu galėtumėm dirbti čia kiekvieną dieną, tai būtų jau, manau, į pabaigą eitų, bet mūsų darbinį chaosą. Oi, prisišiuklinę čia mes dabar jau. Belė kiek. Tai šitą išėmėm iš kampą. Paruošė įdėti koloną. Neužtenka. Tai čia virš 3 metrų? Ten įvant mėlyną kėdės dar vienas. Jau susidirbę esam. Atrauka 3.12. 3.12. Lygiai 3.12. Bet ši lenta buvo tampriai įdėta. Jo. Koloną rodai?
Jo. Nelabai. Tai kad čia nėra ką įrodyti, klijuotas medienos kolona. Kiek kainavo? Neatsimenu, apie 6 eurų gal. Tai galim ir su ta metodu tiesiog. Jo. Tai pirkom didesnę, šiek tiek ilgesnę. Nereikia mums. Atsiprašau. O dabar. Jaut. Taip. Ir kas blogiausiai, kad nepasiėmėm. Jaut. Pjauti. Jo, bet ką, ir ten tu tokį gabalą įkištum. Pjauti. Ne, su tuo devalto pjūklu galėjom ant bateriją. Jo. Nu nieka. Senųjų dar netulkas pastatydavo. Dėl to sienas ir banguotas, kaip Baltijos jūra. Audringa diena. O tai nupjau. Pimpačkiuks toksai lika. Nu, Houstonai, kokias problemas? Reik plaktuką ir... Čia milimetrą reikalas yra. Grundam į viskas. Grundam į viskas. Nu, poini, biti, ką tu čia kamani, eik miegoti, jau laiks tau. Gerai, čia, kaip sakau, milimetruką. Grūs. Adailinis. Reikia dailį? Nu, taip, dailinis. Kodėl nedėjom mes iš pat pradžių į kolonas? Nes reikia lauk, kol padarys. O tai darbų planai? Kokie? Aš ką žinau, pirmą kartą darom, iš kur mums žinoti, kas nuo ko, kas su ko. Iš kur aš turiu žinoti, kiek laiką darys tą koloną. Taip. Gerai. Tai milimetruką, kaip sakiau. Aje. Tai ką, viską pagrandau ir galim pirkti klijų. Nenoriu liūdinti, bet dabar jau viskas gerai, nežiūrėk. Bet ką tik tokie vaizdai buvo, o... Kamera pastrigusi. Jo, kamera pastrigusi. Tai... Ką tik muštravau. Kad ir ką tai reikštų. Nu, šiai tiksliai ir nežinau. Gerai. Tu netiesi, gal iš viršaus ir iš apačios leisk po vieną. Čia jau netgi per daug į tą pusę. Bet va, muš Ramūns ir niekas stovi. Įdėjom. Na. Kas, nu? Ne, taip žiūriu. Yra kantikai tokie piški. Nu tai sakau, čia jis yra lygiai, nu ta prasme, jis yra lygiai nupjautas, o visas lentas yra valintas. Dėl to ta kantikė ir galbūt. Eik, čia nieko nėra. Na tai iš tos pusės pažiūrėk. Čia, bet visur vienodai išsikiš, matai. Na. Eik, tai čia kant. O čia? Nu irgi. Ai, čia sueina. Čia piškiuką. Gal trukdys pamušimą? Pabandysiu pritempti ten. Tai yra šiek tiek klijų dieta. Klijai yra, kad šaltį atlaikytų. Iki kiek minus kem. Galima klijuoti metalą, aliuminį, konkretą, tai yra betono, plytas,
akmenis, gipsą, medį, keramiką, porcelianą, veidrodžius, nuo stiklo ir veidrodžius. Ir dar kiek neparašyta. Kietą į plastiką, nu žodžiu. O kaina? 9 eurai. Nepigi. Patinka kaip kvepia. Aš nesku, kad man klijų kvapas patinka, bet šitie kvepia. Tokį, nežinau, kažkokį įdomų kvapą. Kuku. Išnaudojam visą. Tai jau laikys. Na, dabar susiklijuoš čia viskas. Šiandien su varžtais ar rytoj? Šiandien, dabar ant mankštų klijų. Ai. Nu jau. Ir logika šiaip. Visai protingai tu mas. Veiktų labai gražiai čia eina viskas. Aha, man ir patinka. Nebuvo, ta prasme, nu, nieko nepraradom, kad laukiam. Kur Daniai? Čia? Taip, tiesiog dėk po 2 kažkur. Dėtų minkštai žyvyje. Nežinau. Tikiuosi, ne kiaurai. Ne. Bet minkštai. Labai minkštai tą vietą. Nu, tava kalabėlą. Nes yra skylė jau padaryta, tai... Ausis biškių užglušo nuo to klyksmo. Tai įsistiklinam langus. Plastikinius. Plastikinius įsidėjom 200 mikronų. Įsidėjom šiandien koloną ir daugiau nieko ir nepadarėm. Dangstomės, kad mūsų nepriskristų. Jo, nes jau vietom po plėvelę radom, kaip plėšiam nuo namo tą juodą medžiagą. Tai daug tokių radom visokių. Tai ir čia žiūrim, kad jau vietom nori pas mus apsigyventi. Ar ne? Pritariu. Tiksliai, nežinau, ką sakai, bet... Nu, kad muselikės visokias. Pol. Dar, kaip sakant, gyvūnyje nėra nuėjusi visiškai kičią liūlę daryti. Visi labai gąsdina, kad čia pelių atsiras, čia ojetau. Pragraušius, kad tai dar kol kas nepragraužė. O ką mes turėjom šiandien dar sigas jos tik užsiklijuoti, prieš armuojam pamantą, bet gruntas nesukėtėjo, šlapias buvo. Dabar jau lyg ir pradžiūvęs, bet palauksim dar rytojaus. Tai nebetepa, ne? Nu, bet vis tiek palauksim rytojaus ir dar kitą dieną jau turėtumėm kaip ten užsarmuoti, ne? Taip. Tai čia padės mano tetė. Su Ramūnu jaučiu dviese darys. Aš tai nebent tik dėl kvapą. Apskritai man čia darbų kuo tolyn, to mažyn. Pakol kas, nes mažai esi. Tai atsiras jų. Jo, tai nežinau, būna tik tais tam čia, kad Ramūnai kompaniją palaikyčiau arba paduočiau ką nors. Tai va, tai tokios tokelės. Pasakyk Ramūnai, ate. Pamojuok per langą plastikinį. Ate. Jo, tai šiandien ryšį baigiam ir susitiksim jau kitą kartą. Tikimės, kad serija patiko ir šiam kartai tiek. Iki.